Lietuvoje dirbantis teisėsaugos pareigūnai jau seniai nežino, ką reiškia algos pakėlimas. 14 metų nesikeičianti sistema verčia badauti ir skursti tuos, iš kurių pagalbos sulaukime reikiamiausių metų - ugniagesius, policininkus, kitus pareigūnus. Pareigūnai ironiškai šmaikštauja, jei sistema nesikeis, humoristiniai šūkiai, jeigu dega mano šienas, nebeskambink 01, taps tikrove. Visa šita milžiniška socialinė grupė yra vienintelė, kurie yra nesugražintos nei pensijos, nei atlyginimai, nei perkamos uniformos, nei sutvarkytas darbo laikas. Ir mūsų partija Tvarka ir teisingumas mano, kad bet šiuos tris klausimus valstybė ir valdžia dabartinė ne tik privalėjo, bet galėjo išspręsti, nes tam buvo visos sąlygos. Pareigūnai teigia, kad jų išgyvenimai yra reikalingi ne tik didesni atlyginimai, bet ir deramas elgesys su sąžiningais ir gerai savo darbą dirbančiais pareigūnais. Jie visi turi šeimas ir to šeimos jos turi ir valginti, ir vaikus reikia leisti į mokslus, reikia jiem patiem rengtis. Tai iš tikrųjų situacija yra labai tragiška ir tiesiog negalima paaiškinti, kodėl tokia didelė dabartinės valdančiosios daugumos neapykanta ir abejingumas yra statutiniams pareigūnams. Partijos Tvarka ir teisingumas nariai yra pasiryžę mažinti korupciją teisėsaugos grandyje. Pasak jų, pirmiausia būtina ugniagesio ar policininko specialybę padaryti prestižinę, gerai apmokamą, visuomenės pagarbą turinčią. Tik tada jos sieks drąsūs, pilietiški ir garbingi jaunuoliai.